žodžiu taip, šiandien bus viešinimo procedūra atlikta projektui pavadinimu mokslo paskirties pastato, Lapšelis darželis Eglutė, visuomeninės paskirties pastatų grupė, Naujakiemio gatvė 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas. Tai va, pirmininkas būsiu aš, Gediminas Knyžys, o sekretorė, kuri paskui paruoš protokolą, Ieva Žigaitienė. Paprašėm, tai va. Ir dabar nežinau, tai tada gal trumpai reiktų tos sprendinius papasakot. Ar aišku, mes juos girdėję ne kartą, bet aš galvoju, gal trumpai prasibėgam, jeigu gal kažkokių klausimų turėsit. Nežinau, čia ar suinteresuotų pusių dar pasijungs be mūsų, kas čia dalyvauja. Bet aš manau, gal tai padarom, ar ne? Galim, jeigu tik reikia, galim padaryti tikrai. Jo, tai aš dabar tada iškart pasidalinsiu ekranu. Tai prašau. Tai va, ir aš čia projektinių pasiūlymų bylą pasiėmiau. Ir gal tada iškart prie planų nueisim ir nueisim prie sklypo plano, sklypo sutvarkymo plano. Tai taip, pagrindiniai sklypo plane atliekami darbai, tai yra sklypo šiaurės rytų kampe praplatinama aikštelė, padidinama. Čia palaukit, gal šitam brėžinį bus geriau matyti. Taip. Šitoj vietoje yra praplatinama aikštelė, kad galėtų gaisrinis automobilis apsisukti. Plus konteineriai yra perkeliami irgi į sklypo šiaurės rytų pusę šitoj vietoj. O čia šalia konteinerių yra suformuojama vieta vaikų vežimėliam, paspirtukam ir dviračiam laikyti. Taip, kas dar? Vietų skaičius nei didinamas, nei mažinamas, ta prasme paliekamas toks, koks yra, nes sprendiniai, ta prasme, nesikeičia ir tenai, ta prasme, žodžiu, liekam prie parkingo vietų tiek, kiek jų yra. Tada dar, kas su sklypu susiję darbai, tai yra dangos bus tose vietose, kur inžineriniai tinklai bus tvarkomi. Tose vietose bus atstatomos dangos ir didžioji jų dalis, tai čia iš esmės bus trinkelės. Ir žinoma, tenai, kur ta žolė bus užkabinta, tai žolė irgi bus atstatoma, ta prasme, į prieš tai buvusią padėtį. Taip, dabar dar norėčiau konkrečiai aptarti sprendinius susijusius su LVN dalim lauko vanduo ir nuotekos. Tai pagal šitą brėžinį matosi, kad ta prasme įvadas, šita mėlyna linija, žydros spalvos gal greičiau. Žydros spalvos linija yra vandens įvadas, jis yra keičiamas ir atvedamas naujas. Tai yra atliekama dėl to, kad Klaipėdos vandenys prašė atlikti tyrimus, ta prasme, vandentiekio ir visų nuotekų tinklų. Ir buvo padaryta išvada, kad reikia keisti atlikus tyrimus įvadinį vamzdį, vandens ir plus yra keičiama dalis keičiama yra lietaus ir nuotekų tinklų vamzdyno. Čia pagal brėžinį matosi, ta prasme, padetalizuoti čia nelabai išeis, nes čia, žodžiu, toks painus reikalas, bet esmė, kad yra keičiami, dėl to, kad buvom išsikvietę įmonę ir padarėm, ta prasme, į vamzdynus nuleidom robotą, pasivažinėjo ir konstatavo, kad, ta prasme, daug vietų yra prasėdimai, vamzdyno skilimai ir netgi, ta prasme, buvo vietos, kur vanduo stovėjo, ta prasme, neaišku, dėl kokios priežasties. Tai va, ir žodžiu, buvo priimtas sprendimas tos vamzdynus, iš esmės, aš čia šneku apie nuotekas, lietaus ir kanalizacijos, jas keisti visus tos vamzdynus. Plus dar pagal techninę užduotį buvo prašymas ir vaikų darželio administracijos ir savivaldybės įrengti papildomą drenažą. Tai ir naujai yra įrengiamas aplink visą pastatą drenažo tinklas, kuris yra paskui nuvedamas į lietaus kanalizaciją.
Tai va, plus dviejose vietose yra suprojektuota riebalų gaudyklė ir ta prasme, dvi riebalų gaudyklės yra projektuojamas, kad teršalai neeitų į Klaipėdos vandenų kūruojamus tinklus, ta prasme, tai konkrečiai būtų nuotekas. Tai va, kas dėl lauko turbūt viskas, dabar galim eiti į vidų ir čia palaukit dabar Rusija mes per daug nieko nedarome. Tik tais norėčiau užakcentuoti, kad bus keičiamos kai kurios duris, dėl to, kad pagal gaisrinius reikalavimus mes netitinkame pločių. Tai tos duris angos bus platinamos ir statomos platesnės duris, kad galima gaisro atveju lengviau būtų evakuotis. Tai va, tada dabar pirmas aukštas. Pagal šitą brėžinį matosi mėlynos, tai yra naujai įrengiamos sienos, ar atitvaros, ar šiltinamosis sluoksnis, o raudonai tai kas yra greunama. Ir pats principas yra, kad didžioji dauguma, tiksliau visos durys pastato yra keičiamos vidinės. Tada prie paradinio įėjimo yra suorganizuojamas pandusas neįgaliesiems patekti iki tamburo ir paskui šitoj vietoj yra toks neįgaliųjų keltuvas atsilenkiantis, suprojektuojamas ir montuojamas. Ta prasme, kad neįgalusis iš lauko per pandusą galėtų ateiti iki tamburo ir paskui pakilti iki pirmo aukšto su neįgaliesiems skirtu liftu. Tai va, į antrą aukštą neįgalieji patekti negalės, bet yra ta prasme sutarta, kad neįgalusis patekęs iki pirmo aukšto, jeigu vaikas mokosi, yra ta prasme priskirtas į antrą aukštą, tai taip suprantu, kad vaikų auklėtojos ir auklytės, nežinau kaip čia tiksliai vadinasi jos, bus ta prasme, jos atves vaiką iki pirmo aukšto vestibiulio. Tai va, tai dėl šitos priežasties nebuvo organizuojamas neįgaliesiems skirtas liftas į antrą aukštą. Tai va, taip, daugiau, ką aš galėčiau pasakyti. Dar norėčiau šitoje vietoje užakcentuoti, kad čia bus vandens mazgas ir projektuojama priedobė. Priedobė šitoje vietoje bus padaryta, kad galim būtų iš pirmo aukšto patekti iki vandens apskaitos mazgo. Šitas yra padarytas tam, kad gaisrinius reikalavimus atitiktumėm ir norint, jeigu ta prasme patekimas prie skaitliuko vandens būtų per rūsį, tai reikėtų projektuoti papildomai 6 evakuacinius išėjimus pagal kvadratūrą. Tai dėl to buvo priimtas sprendimas, kad ta prasme pirmam aukšte šitoje vietoje yra suprojektuota priedobė ir į tą priedobę įlipus galima būtų pamatyti vandens, kiek yra suvartota vandens. Tai žodžiu, čia tokia šiek tiek pertvarkymas, bet jisai būtinas buvo tam, kad ta prasme supaprastinti evakuaciją ir nereikėtų projektuoti atskiros gaisrinės evakuacijos iš visų rūsio patalpų. Tai va. Daugiau kažką padetalizuoti aš nelabai ką turėčiau, gal dar tik tais trumpai. Čia projektiniai pasiūlymai, bet mes jau esam susiprojektavę ir ta prasme, planuojamas yra priverstinis visų patalpų vėdinimas, dėl to ant stogo 4 vietose, tai yra va čia ir čia, bus numatyti vėdinimo įrenginiai, kurie ventiliuos orą, ta prasme iš lauko paduos šviežią ir iš patalpų iškvėpuotą orą mes lauk ta prasme stums į lauką. Taip, visas pastatas yra šildomas, stogas irgi, stogui naudojama bituminė danga. Ta prasme, šiltinamosis sluoksnis dedamas, o paskui prilydoma bituminė danga dedama. Ir kas dar daugiau, galima būtų nueiti prie fasado. Taip, ypač dėl fasadų buvo labai ilga diskusija
turbūt užsitęsus, neminėsim čia mėnesių, bet sunkiai buvo įvairių variantų, bet teko priimti tokį, koks yra, tai yra prisitaikyti prie Klaipėdos miesto viso vaizdo ir naudoti fasaduose raudoną spalvą. Tai mes taip ir padarėm ir fasados yra naudojamos, tuoj parodysiu, fasadinės keramikinės plokštės ir dominuojanti spalva yra raudonų plytų. Tai su tokiais šviesesiais akcentais tarplangiuose. Plius ant vieno iš fasadų yra montuojamas naujas logotipas su vaikų darželio pavadinimu. Ir vienas iš naujovių, ką norėjau užakcentuoti, kad yra užmūriama viena anga, kiekvienam iš šitų fasadų po vieną langą yra užmūriama. Yra prašymas iš vaikų darželio administracijos buvo, kad ta prasme ten miegamosios patalpos yra ir kad vientisumas gautųsi, žodžiu, yra panaikinama viena anga. Tai va, daugiau galima būtų pražvelgti tos projektinius pasiūlymus su vizualizacijom apačioje. Tai vaikų darželis greičiausiai taip ir atrodys, nes tos vizualizacijos pakankamai išdirbtos. Ir kaip matot, bus raudonas, gražus pastatas. Tai va, daugiau galima būtų pasižiūrėti dar ir prieš tai buvusius projektinius pasiūlymus spalvinių sprendinių, kurie buvo derinti su Klaipėdos miesto savivaldybė. Tai va, tai čia vienas buvo imituojant bangas ir kopas, irgi raudona spalva, bet dėl finansinių paskatų tas buvo nedaroma, dėl to, kad tai išbrangina šitas sprendinys, išbrangina fasadą ir Klaipėdos miesto savivaldybė priėmė sprendimą, kad, ta prasme, gal ir šiek tiek paprastesnį, kuklesnį sprendinį priimti spalvinį, bet jis bus pigesnis. Tai va. Ir dar vieną norėčiau parodyti, čia vizualizacijos tų bangų vadinamų, tokios. Ir tada dar buvo pats pirmas, tai tokiais trikampiais. Bet miesto savivaldybė iš karto šitą sprendinį atmetė dėl to, kad trūko dominantės, tai yra raudonos spalvos, kuri pagal Klaipėdos miesto savivaldybės nuostatas turėtų būti kiekvienam pastate, dėl to, kad tai yra senas vokiečių miestas, o senoji vokiečių architektūra pasižymėjo raudonų plytų mūrų. Tai va dėl to mes negalėjom naudoti, ta prasme nebuvo leistina šitas spalvinio sprendimo naudoti. Tai va, čia dar gal ir vizualizacijas galim būtų pasižiūrėti. Viskas. Tai va, daugiau kažkokių komentarų neturiu, nebent gal jūs turit kažkokių klausimų. Na, iš mano pusės kol kas klausimų nėra. Projektinius pasiūlymus kaip peržiūrė ir suderinę, lauksim toliau techninio darbo projekto. Nu taip, techninis darbo projektas eigoje, bet dabar kol kas ta viešinimo procedūra, tai kiek čia dabar 17 po, ar ne? Kiek reikia laukti ir yra nustatytas laikas? Taip, mes privalome valandą išbūti dėl to, kad yra paskelbta, kad susitikimas vyksta nuo 13 iki 16 valandos ir gali būti, kad suinteresuoti asmenys prisijungs gali ir be 5-4 pasijungti. Tai dabar net nežinau, jeigu klausimų neturi, tai galime kol kas nusitildyti mikrofonus, kameras išsijungti ir palaukti iki be 15, tiksliau iki 4 ir jau paskui tada oficialiai bus skelbiamas susitikimo pabaiga viešinimo. Gerai, manau, taip ir padarom. Gerai, tai viskas, kol kas tiek, aš palieku tik tais. Taip.
Na ką, labą dieną dar kartelį. Kaip suprantu, suinteresuotų asmenų per valandą neatsirado. Tai galime skelbti viešinimo procedūrą baigtą. Tai va. Ir ką, ir šitą baigiam ir susitinkam tada likusiuose projektavimo darbuose. Tai va. Gero savaitgalio visiems ir iki pasimatymo. Buvo Ačiū malonu. visiems. Ačiū. Viso gero. Iki.